Taigi, kaip kilo idėja daryti kino vakarus Kaišiadoryse? Idėja kilo prieš maždaug 4-5 metus, 2009-aisiais. Subūrėme tokį entuziastų klubą Voras, kultūros klubas Voras. Ir tam, kad neapsiribotumėm vien tik tai mėgėjiškų filmų kūrimu, nusprendėm pasigilinti ir į nekomercinio kino erdvės. Tai taip kilo mintis rengti reguliariai kino vakarus. Ir kaip vietinė publika tai priėmė? Iš pradžių, kadangi kino vakarai vyko didesnėje auditorijoje, tenais susirinkdavo vidutiniškai turbūt apie 15-20 žmonių, rekordas berods 60 lankytojų, bet palaipsniui jaunesnė publika atbyrėjo, liko vyresnio amžiaus turbūt didesni kino gurmanai. Vėliau, čia prieš maždaug porą metų, kai pradėjo renovuoti didžiąją salę, mums teko persikraustyti į mažesnės patalpas ir galiausiai atsidūrėme čia. Čia liko tik tai ištikimiausi kino vakarų žiūrovai, gerbėjai. Ir šiuo metu turime maždaug apie 10 kino gurmanų, kurie renkasi į sunkesnio, įdomesnio, gilesnio kino seansus. Tai jauna publika ar vyresnio amžiaus žmonės? Dabar mūsų beveik uždaro tokio kino klubo amžiaus vidurkis yra turbūt apie 50 metų. Tai išskirtinai vyresnio amžiaus žmonės, galbūt todėl, kad stengiamės rodyti dvasingą, gilų ir dažnai nelengvą kiną.